Ar tuo tiki? Šis Williamo Marijono Branhamo pamokslas buvo pasakytas 1950 metais sausio 15 dieną Hjustone, Teksaso valstija, JAV. Ačiū, broli Bosvartai. Labas vakaras, susirinkusieji. Gera būti čia. Sėskitės, jei norite. Ar visi gerai jaučiatės? Tikiuosi, kad taip. Aš buvau labai laiminga šį rytą galėdamas įsijungti ir pasiklausyti programos iš šventyklos. Aš girdžiu žmonių liudijimus tų, kurie buvo išgydyti. Praėjusį vakarą turėjome tikrai spontanišką prasiveržimą ir viešpaties dvasia nužengė ant mūsų didžiu išsiliejimu. Mes visada tikimės, kad to bus dar daugiau. Aš tikiu, kad tai bus, o jūs? Ir jeigu aš neklystu, čia yra vyras dabar sėdintis tiesiog čia priešais mane, aš esu su tarnautojo ženkleliu. Ar jūs sėdėjote praėjusį vakarą neįgaliojo vežimėlį ar panašiai? Aš neseniai pasakiau teiginį, aš nežinau, kas tame tarp įvyko ir kad jūs nesate neįgaliojo vežimėlį, ar jūs tik šiaip jame sėdėjote, tačiau žmogus turi didelį tikėjimą ir jeigu jis nėra pasiruošęs, pakelkite jį ir atveskite čia, kas tai bebūtų. Aš tikiu, kad vyras bus išgydytas susirinkimo metu, aš maniau, kad tai buvo jis praėjusį vakarą, kuris traukė. Tai buvo jis iš dalies. Tiesiog turėk drąsos ir tikėk visa savo širdimi. Taigi šių dalykų aš jokių būdų negaliu valdyti. Dievas išgydau, aš vienintelis dalykas, kurį aš darau, tiesiog kalbu ir parodau tai, ką jis man pasakė padaryti. Tačiau išgydyti turi Dievas, mes visi to tikime, ar ne? Taigi šią popietę aš atėjau ne išgydymų patepime, kuriuos mes atėjau tiesiog kalbėti apie žodį ir pasistengti paskatinti tikėjimą ir paskatinti jūs patikėti Jėzumi. Tai buvo labai maloni savaitė, praėjusi savaitė. Susirinkusiųjų minios buvo vienas iš mažiausių, kurias aš apskritai esu turėjęs gyvenime, susirinkimuose, susirinkusių žmonių. Manau, kad tai viena iš mažiausių turėtų auditorijų. Tai jau yra 5. vakaras, manau, kad 5. ar ateinantis 6. tarnavimo vakaras, kurios apskritai esu turėjęs, kadangi man tai net kai būdavau mažose bažnyčiose prieš išvykdamas. Tačiau ten buvo vienybė šiuo atžvilgiu ir aš suprantu, kad miestas buvo labai stipriai paliestas. Jame buvo daug tarnavimo, kažkuria diena gavau čekį, kuris buvo įdėtas į paaukojimus, kuris priklausė kažkokiam žmogui, jis turėjo jį gauti praėjusį rugpjūtį, kažkas supainiojo ir įdėjo tai į mūsų paaukojimus, kažkoks žmogus atėjęs iš miesto. Brolis Robertsas čia buvo kurį laiką. Ir tuomet atrodo, kad būdas, kuriuo tai visi dalyvauja kampanijose ir visur vaikščioja, ir mes visi stengiamės padaryti kažką gero vardan kenčiančios žmonijos. Esu įsitikinęs, kad toks yra kiekvieno žmogaus širdies tikslas – bandyti padėti ir daryti kažką dėl bažnyčios. Buvo dalyvauta daugumoje didelių tarnavimų per pastarosius metus čia Hjustone ir atrodo, kad visur yra tas pats – evangelijos pamokslavimas, malda už ligonius ir taip toliau, ir kas tai bebūtų. Mes dėkojame Dievui už tai, ką Jis padarė ir už rezultatus, prie kurių prisidėjo kiekvienas. Bet žmonės, susirinkimas po susirinkimo, susirinkimas po susirinkimo, susirinkimas po susirinkimo, jie išeina visiškai išsekę. Žinau, yra taip, nes mano maldos už ligonius srityje ir būnant susirinkime po tiek daug vakarų, tikrai, praėjęs vakaras galėjo būti mūsų paskutinis vakaras, suprantate, 5 vakarai yra mūsų riba, nuo 3 iki 5 vakarų ir po jų mes vykstame kitur. Kitiems tarnautojams, kurie pamokslauja išgydymą per žodį, kartais tai užima ilgą laiką, kad štai taip sustiprintų tikėjimą, tai kartais jie būna 6, 8, 10 savaičių, galbūt 3 mėnesius, nes jiems tiek reikia, kad tai padarytų. Tačiau čia įprastai, kad pademonstruoti, parodyti, jog ką Dievas padarė šiuo nepaprasto reiškinio būdu, tai neužima daug laiko, kol žmonės pirmas 15 ar 20 minučių, jei jie turi dvasišką protą, jie iš karto tai pagauna ir tuomet prasideda dalykai. Ir įprastai po 5 dienų mes išvykstame iš miesto kažkur kitur. Įprastai tuo metu man tenka šiek tiek pakalbėti susirinkusiesiems pamokslaujant evangelinį pamokslą. Ir sekmadienio popietę jie manęs paklausė, ar aš norėčiau pamokslauti, ar bent pabandyti. Aš nesu pamokslininkas.
Kaip aš šį rytą girdėjau jūsų pastorių per radio transliaciją, vieną iš čia esančių pastorių brolių Ričiai. Aš pamaniau, tai bent, jei šią popietę įsėdės ant pakilos, kaip aš turėsiu jaustis. Bet aš... Vienintelis dalykas, kurį galiu padaryti, tai daryti geriausia, ką galiu Dievo šloviai. Aš esu neišsilavinęs, turiu daug trūkumų, kurie sulaiko mane nuo buvimo pamokslininku. Aš nesu pamokslininkas. Aš dažnai pasakydavau šį nedidelį teiginį prieš pradedant pamokslą, tuščia vieta juostoje. Vieną kartą, kai buvau mažas berniukas, mano tėvas buvo geras raitelis, jis tiesiog galėjo jodinėti, palaužti arklius ir taip toliau. Atvirai kalbant, tai buvo jojimo varžybos, kuriuose jis susitiko su mano mama. Ir jis buvo apie 19 metų, 18 ar 19, o ji buvo 14. Jie susituokė. Ir aš gimiau, kai mano mamai dar nebuvo net 16. Tačiau aš visada norėjau būti kaip mano tėtis. Vieną dieną aš galvojau, kai aš buvau mažas berniukas, kai aš tapsiu vyru, aš būsiu tikras kaubojus. Pasakyti tokius žodžius Teksase, tai nėra šiaip sau, ar ne? Tačiau jie sako, kad tai yra kaubojų namai, todėl mažas vaikinukas toks, kaip žinote, kaip skaitote vakarų pasakojimų žurnalus, einate į kino teatrus ir taip toliau. Na, aš galvojau, kad mano svajonių viršūnė buvo tapti kaubojumi, tiesiog laukti, kol galėsiu dėvėti tas kaubojiškas kelnes, žinote, ir batus, ir puikiai didelė skrybėlė, ir aš turėjau didelį entuziazmą. Taigi, kai man buvo apie 18 metų, aš nuvykau į vakarus, į Arizoną, kad tapčiau kaubojumi. Aš pabėgau iš namų. Ir aš turėjau šiek tiek jaudinėjimo praktikos prieš tai, kai palikau namus. Aš imdavau seną arimąjį arklį, seną. Ir aš su juo ardavau visą dieną, ir tas senas vargšelis vargiai galėdavo grįžti prie girdyklos, kad atsigertų. Aš nuimdavau pakinktus ir paimdavau saują dagišių ir padėdavau po balnu ir tada užšokdavau ant jo. Ir vargšas senas arklys buvo senas ir nevikrus, jis negalėdavo atsistoti. Pavargė, žinote, jis tiesiog stovėjo ten ir žvengė, šokinėjo aukštyn ir žemyn. Aš paimdavau savo seną šiaudinę skrybėlę ir suduodavau jam. Aš pasakydavau, na, ar aš ne kaubojus? Mano mažasis brolis ir kiti atsisėsdavo ant tvoros ir juokdavosi iš manęs, žinote, ir garsiai man paplodavo, nes aš buvau tikras kaubojus. Aš galvodavau, palaukite, kol aš išvyksiu į vakarus, aš parodysiu jiems, kas yra kaubojus iš Indianos. Aš išvykau į vakarus, aš prisimenu, aš turėjau pakankamai pinigų, aš ketinau įsigyti porą kaubojiškų kelnių, aš maniau, kad turiu pakankamai, aš išėjau, nuostabios gražios kaubojiškos kelnės su užrašu Arizona, apačioje buvo pavaizduotos jaučio galvos, štai taip akis iš 2 žalvarinių sagų, aš pamaniau, tai bent jos atrodo puikiai, pabandysiu jas pasimatuoti ir jas apsivilkau. Ar esate matę vieną iš tų bantamos veislės mažų viščiukų, kurių plunksnos siekia iki pat kojyčių, maždaug taip aš ir atrodžiau, apie 90 cm kelnių odos vilkosi žemė, ten jų Kinukai turi ilgas kojas, ko nepasakysi apie Indianą. Aš visą tai mačiau, aš pagalvojau, tai bent aš turėčiau gerai atrodyti, vilkdamas tą kelnių odą gatve štai taip. Ir aš pagalvojau, kas, na... Taigi aš pamaniau, na... Jie norėjo turėti kaubojų jojimo varžybas, todėl vaikinukas pasakė, aš paklausiu, kiek jos kainuoja. Aš galvojau, kad apie $25–30, o tai bent, o aš turėjau apie $3 ar 4. Jis pasakė, geriausias tarpinis variantas jums tai Levis pora. Taip aš ir padariau ir aš nuėjau ten, tai buvo pirmas kartas, kai aš pamačiau rodeo. Ir aš mačiau visus tuos galvijų prižiūrėtojus išsirikiavusius prie aptvaro ir aš pagalvojau, na, ir aš nueisiu ten ir atsisėsiu ir aš įsigijau didelę skrybėlę, kuri buvo pagaminta iš kartono, žinote, atrodė kaip tikra vakarietiška skrybėlė, aš užlipau ten su tais dideliais vyrais, žvalgiausi aplinkui, žinote, lyg būčiau buvęs toks didelis kaip ir jie. Jie atvedė ten vyruką, kuris turėjo joti ant vieno žirgo, kai jis išėjo iš už pertvaros, iššoko į balną ir tas žirgas šoktelėjo maždaug 2 kartus. Tuomet aš supratau, kad tai ne mano senas kuinas namuose. Atrodė, kad galėtum visas 4 kojas pastatyti į plovimo lovį ir nuimti nuo jo balną. Padarė maždaug 2 šuolius ir tas vyrukas gulėjo ten kelio viduryje ir teikiantieji pagalbą paėmė, jį kraujas plūdo iš jo nosies ir ausų ir jis buvo siaubingoje būsenoje, greitoji pagalba turėjo jį išvežti. Vyras atėjo praeidamas pro visą tai pasakė, kad duos bet kuriam žmogui $50, kuris išbus ant to arklio minutę. Žvalgėsi visas pusės, niekas nenorėjo sutikti, jis pažvelgė mane, pasakė, ar tu jojikas? Aš atsakiau, ne, ponė. Aš greitai persigalvojau, kada aš žinojau, kad tai ne mano senas kuinas, kuriuo jodinėjau. Taigi, kai aš pirmą kartą buvau išventintas į baptistų bažnyčią, tai bent aš buvau laimingiausias pamokslininkas, kurį jums teko matyti. Kažkas paklausė, ar jūs tarnautojas? Aš atsakiau, taip, ponė. Vieną dieną, kai aš turėjau savo pirmą tarnavimą su šventumo grupės žmonėmis, aš buvau Šventame Luise ir aš sutikau pastorių Robertą Dauhertą. Ir jis buvo susirinkime palapinėse ir aš nuėjau ten tą vakarą ir jo mažoji mergaitė ką tik buvo išgydyta, jos liudijimas buvo ten. Ir jis nusivedė mane į susirinkimą, kur jie jį turėjo. Jis užlipo ten ir pradėjo pamokslauti ir tai buvo pirmas kartas, kai aš išgirdau pamokslaujantį sekmininkų pastorių. Tas vaikinas pamokslavo, kol jo keliai sulinko.
Jis išsitiesė statmenai ant žemės, kad atgautų kvapsnį. Buvo galima jį girdėti už 2 kvartalų, pamokslaujantį. Kažkas paklausė, ar jūs pamokslininkas? Aš atsakiau, ne, ponė. Ne. Mano senas, lėtas baptisto būdas negali mąstyti apie tai taip greitai ir tiek. Aš tiesiog po to, kai tai išgirdau, aš liovausi būti pamokslininkas, todėl nuo tada būdamas su pilnos evangelijos žmonėmis, aš nutilėdavau, kad esu pamokslininkas, aš tiesiog tai paleidau. Aš pasakiau, ne, aš melsiuosi už ligonius, tegul bus taip, bet man patinka ateiti tokią dieną kaip ši ir pasistengti perskaityti iš žodžio ir paaiškinti tai geriausiai, kaip žinau, nes aš tikiu, kad tai yra tiesa, kiekvienas Dievo žodis yra tiesa. Ir tuomet, kai ateinate į tarnavimą kaip šis, jums nereikia ateiti po patepimų išgydymui. Jums nereikia būti maldose ar pasninkavime. Aš tiesiog ateinu ir iškart pradedu skaityti žodį ir panašiai, suprantate. Tai yra kitoks jausmas, kai pamokslauja Evangelija, nei kad kai esi po tuo patepimu dėl to Dievo angelo. Kadangi esi labai jautrus kiekvienai dvasiai, tai toks jausmas lyg tai būtų įtaisytas sienoje, jauti kaip tai varva štai ten ar ten, štai taip. O šią popietę aš atėjau pamėginti šiek tiek pakalbėti apie žodį. Ir aš bandžiau nuspręsti, tiesiog aš galvau, kad kalbėsiu nedidelę temą, apie kurią anksčiau esu kalbėjęs, parodyk mums tėvą ir to mums pakaks. Jono 14. Brolis Lincėjus pasakė, aš norėjau, kad tu dar šiek tiek palauktum ir rašytum tai į garsajuostę, todėl pamaniau, kad tuomet kalbėsiu apie Lozoriaus prisikėlimą, kaip jis buvo prikeltas iš numirusių. Nežinau, ar esu apie tai kalbėjęs, kai buvau čia anksčiau ar ne. Ar kalbėjau? Gerai. Švento Jono 11 skyrius. Jei norite perskaityti kartu su mumis kelias akimirkas, aš tiesiog myliu žodį, o jūs? Tai bent žodis yra realus. Ir pradėsime maždaug nuo maždaug 20 eilutės 11 skyriaus Švento Jono. Ir atidžiai klausykite ir suteikite man visą savo dėmesį tiesiog kelioms akimirkoms. Ir aš padėsiu savo laikrodį štai čia, pabandysiu greitai užbaigti, kad jūs turėtumėte galimybę išeiti anksčiau ir sugrįžti namo ir papietauti, pavakarieniauti. Indianoje dar ne vakaras, tačiau aš nežinau, kaip tai yra čia. Aš esu tik senamadiškas amerikietiško lauro vaikinas, kuris vis dar tiki, kad tai man yra pietus, pusryčiai ir vakarienė. Vis tiek, mano vakarienė yra tokia skani, kaip jums jūsų pietus. Teisingai. 11 skyrius ir 20 eilutė skaitome štai ką. Tada Morta, vos tik išgirdusi, kad Jėzus ateina, nuėjo ir pasitiko jį. Bet Marija vis dar sėdėjo namuose. Tada Morta tarė Jėzui, viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet žinau, kad netgi dabar, ko tik beprašysi Dievo, tau Dievas tai duos. Jėzus jai sako, tavo brolis prisikels. Man tai patinka, o jums? Morta jam sako, žinau, kad jis prisikels paskutinę dieną prisikėlime. Suprantate, jie tikėjo visuotiniu prisikėlimu. Jėzus jai tarė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas manimi tiki, nors ir bus miręs, tačiau gyvens. Ir kas tik gyvena ir tiki manimi, niekada nemirs. Ar tuo tiki? Jis sako jam, taip viešpatie, aš tikiu, kad tu esi Kristus, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į pasaulį. Palenkime mūsų galvas maldai. Mūsų dangiškasis tėve, mes susirinkome čia šią popietę šioje auditorijoje vienam tikslui. Pašlovinti Jėzų Kristų, tavo sūnų. Ir aš meldžiu tave, tėve, kad tu tiesiog, kaip tai buvo, uždenk uždangą viską, išskyrus Dievo žodį šią popietę, dvasios jėgoje, kad tai tiesiogiai ateitų į kiekvieną širdį ir kad kiekvienas tikintysis čia būtų palaimintas. Ir visi ligoniai, kurie yra mūsų tarpe, šią popietę būtų išgydyti. Ir kad Dievo atitektų šlovė ir visi nusidėjėliai ateitų pas Jėzų. Išgirsk savo nuolankaus tarno maldą viešpatie. Ir palaimink šią tarnavimo dalį. Patepk savo tarno lūpas kalbėti, tavo žmonių ausis klausyti, nes mes prašome to Jėzaus vardu mūsų išganytojo. Amen. Per tą mūsų išganytojo tarnavimo laiką jis tapo labai populiarus. Jis gyveno su Morta, Marija ir Lozoriumi, kurie visi buvo broliai ir seserys. Ar girdite mane? Gerai. Jie buvo broliai ir seserys ir mes esame išmokyti kai kurių istorikų, kad Lozorius buvo raštininkas.
ir kad Marija ir Morta paruošdavo gobelenus ir kitus dalykus šventyklai, kas, manau, negalėtų būti įrodyta arba tai tiesiog neturi didelės prasmės, ką jūs padarė. Tačiau svarbiausias dalykas, jie buvo Jėzaus draugai. Ir Jėzaus tarnavimas taip stipriai išaugo, kad jis buvo pašauktas iš šalies tuo metu būti misijoje, kažkur kitur, skelbti evangeliją, gydyti ligonius ir daryti savo žemiškąją misiją, kaip jis buvo išventintas tėvo tai daryti. Jo gimimas, kai Jėzus gimė žemėje, jis iš pat pradžių turėjo juodą žymę. Jį visada priimdavo paprasti žmonės, o religingų sektų žmonės tomis dienomis dažniausiai jį niekino ir tai darė ištaigingi ir principingi žmonės. Ir šiandien tai yra maždaug taip pat. Tai tas pats. Aš nebandau pasakyti, kad turtingi ir ištaigingi žmonės negali būti išgelbėti. Jie gali, jeigu jie nusižemins ir ateis kaip mes visi. Bet mes visi turime ateiti vienu keliu. Tai reiškia ateiti žinant, kad mes esame niekas, o jis yra viskas. Ir norėti pasiduoti jam tam, kad gautume iš jo privilegiją. Jeigu norite iš Dievo apskritai kažką gauti, jūs turite nusižeminti ir priešais jį būti niekas ir nežinoti nieko, tik vieną tikslą, tai yra jūs tengiate surasti Jėzų. Tuomet, kai jūs nusižeminate, Dievas išaukštins. Bet kai jūs išaukštinate save, Dievas matys, kada jūs esate nusižeminę. Tai tiesa, jis taip pasakė savo žodyje. Taigi, Jėzus, kai jis gimė, jis buvo... Aš tikiu, kad visos dovanos yra iš anksto numatytos, iš ankstinių Dievo žinojimų. Jūs tuo tikite? Aš tuo tikiu. Aš tikiu, kad nėra nieko, ką jūs patys galėtumėte pasiekti, arba nėra nieko, ką vienas žmogus galėtų duoti kitam. Aš tuo netikiu. Aš nesakau, kad taip negalėtų būti. Mano įsitikinimas negalėtų pakeisti Dievo programos, bet aš nematau to rašto vietose. Kad pagrįžčiau tai, viskame, ką pamokslauju ir kuo tikiu, aš privalau turėti kažką, kas bus už to, kitai žodžiais tariant, kad iš to būtų tikėjimas. Ir tai privalo ateiti iš Dievo žodžio, kuris yra viso tikėjimo pagrindas. Tikėjimas ateina iš klausimo, klausimas iš žodžio. Ir todėl aš tikiu, kad visos didžios dovanos buvo Dievo iš anksto numatytos, kad ateitų į pasaulį. Pavyzdžiui, pats Jėzus. Jis buvo Dievo iš anksto numatytas, kad ateitų į pasaulį. Ar jūs tuo tikite? Jis buvo moters sėkla, kuri turėjo sutrinti gyvatės galvą, o jos galva turėjo gelti kulnį. Aš tikiu, kad Mozė buvo Dievo iš anksto numatytas. Ar jūs tuo tikite? Kai jis gimė, jis buvo tinkamas kūdikis. Ir jis buvo išaugintas faraono rūmuose. Jo koja buvo ant sosto, kad taptų paveldėtoju, netgi faraono sūnumi, kad taptų sosto paveldėtoju. Bet jis buvo iš anksto Dievo numatytas. Jei jis būtų buvęs eilinis žmogus, jis būtų nuėjęs ir pasiėmęs tuos didžius apdovanojimus, bet jis buvo Dievo iš anksto numatytas kitam tikslui. Aš tikiu, kad Jonas Krikštytojas, manau, tai buvo 712 metų prieš jo gimimą. Pranašas Izaijas jį matė ir pasakė, kad jis buvo dykumoje šaukiančiojo balsas. Jis buvo Dievo iš anksto numatytas. Jeremijui prieš jam gimstant, dar esant motinos įsčiose, Dievas pasakė, kad jis pažino jį, pašventino jį ir išrinko būti pranašu tautoms, dar prieš jam išeinant iš motinos įsčių. Ar tai tiesa? Aš tikiu, kad šie dalykai yra iš anksto numatyti. Aš galvoju, kaip tai yra šiandien. Mes daugiau ar mažiau šiek tiek susijaudiname, ar įgyjame šiek tiek entuziazmo ir kartais tai užtraukia daugiau gėdos, nei padaro kažką gero. Ar taip nemanote? Niekada nieko nesakykite. Kaip esu matęs atėjusi jaunuolį ir pasakiusi, o, viešpats pašaukė mane pamokslauti, atsiverčiau praėjusį vakarą, tuomet viešpats pašaukė mane pamokslauti, geriau palauk, jaunas vaikinė. Sužinokite, ar Dievas iš tikrųjų pašaukė. Yra augalas, žinote, kuris vieną kartą buvo pasodintas ir kai pasirodė karšta saulė, jis nudžiuvo. Atsisėsk ir prieš statydamas namą apskaičiuok išlaidas ir pirma pažiūrėk, ar esi pajėgus prieš tai darydamas. Ir tuomet, bet kartais mes užsidegame entuziazmu ir man yra geriau turėti šiek tiek entuziazmo, nei iš viso neturėti jokio azmo, kad kažkas galėtų gauti įkvėpimą. Bet Jėzus, kai jis gimė su ta nesantuokinio vaiko žyme, kad jo tėvas buvo Juozapas ir kad jis buvo gimęs, kitaip tariant, pavainikis, gimęs iš tėvo, iš motinos, kuri buvo, jį pastojo prieš jiems susituokiant. Ir aš sakau, kad tai yra klaidinga, nes jo tėvas buvo Dievas.
ir jis gimė nekaltų gimimu. Tuomet mes atrandame, kad jo atėjimas į žemę, prieš jam čia patenkant, buvo pranešta, kad jis turės būti čia. Ir Dievas visada... Taigi, jeigu šiuo klausimu gausiu mokymą, jūs juo nepatikėsite. Taip yra. Mes nenorime dėl to ginčytis, bet lygiai taip pat, jeigu jūs paprašytumėte mane suvalgyti vyšnių pyrago jūsų namuose, o aš jį mėgstu, kai aš valgau vyšnių pyragą, valgau tol, kol randu kauliuką. Aš neišmetu pyrago, aš išmetu kauliuką, toliau tęsdamas pyrago valgymą, todėl taip ir jūs su tuo pasielkite. Tai, kuo tikite, priimkite tai, ir kuo jūs netikite, atidėkite tai į šalį. Ir Dievas, kai jis siunčia kažką didingo į žemę, jis paskelbia tai per angelus. Mes suprantame tai. Jėzaus gimimas ir ištisai buvo paskelbtas per angelą. Taigi mažesni angelai ateis. Sakykime, pavyzdžiui, tas, kuris atėjo manęs aplankyti. Mažesnysis angelas. Bet kai matote nužengiantį Gabrielių, kažkas labai svarbaus yra priešakyje. Gabrielius paskelbė pirmąjį Jėzaus ateimą, jis paskelbs antrąjį Jėzaus ateimą. Jis sutrimituos trimitu, mirusieji Kristuje prisikels. Gabrielius, didis Dievo arkangelas. Ir taigi tuo metu, prieš Jėzaus gimimą, Marija, motina, mažoji mergelė gyveno Nazarete, buvo ten užauginta ir net prieš tai. Jonas turėjo ateiti kaip pirmtakas. Mes žvelgėme į Joną Krikštytoją, koks didis žmogus jis buvo. Jėzus šiuo metu, žinios metu, ėjo pamatyti Joną Krikštytoją. Jis pritraukė visus regionus iš Judėjos ir Jordano, iki pat Jordano, kad jo pasiklausytų. Koks didis žmogus jis buvo. Jis taip pat buvo iš anksto numatytas. Ir kai jis gimė Zacharijas, prieš jam gimstant, jo tėvas buvo šventykloje, jo pareiga buvo aukoti smilkalus, kol žmonės meldėsi deginti smilkalus. Ir vieną dieną, atkreipkite dėmesį, jis buvo atsidavęs žmogus. Man tai patinka, o jums? Žmogus, kuris garbino Dievą. Taigi jo namuose buvo negarbė. Jo žmona buvo sena. Ji visada norėjo pagimdyti vaikų, kaip ir visos žydų moteris, bet jie manė, kad tai buvo didelė garbė, o būti nevaisinga negarbė. Kaip Dovydo pirmoji žmona, kai ji juokėsi iš jo, kai jis šoko priešais skrynę, Dievas prakeikė ją ir ji negalėjo pagimdyti vaikų. Ir dabar Zacharijas, teisus vyras, šventas, atsidavęs žmogus, jis ir jo žmona meldėsi ir tikėjo, kad vieną dieną Dievas duos jiems vaikų. Pasitikėjo Dievu ir tuomet tam tikru laiku, kai jis ten siubavo savo smilkytuvą, Gabrielius, angelas pasirodė prieš jį ir jam pasakė, po jo tarnavimo dienų šventykloje jis turės sugrįžti namo ir būti su savo žmona ir jį pastos ir pagimdys sūnų ir jie pavadins jį Jonu. Zacharijas, geras žmogus, šventas, teisus vyras, kuris meldėsi už šiuos dalykus. Atkreipkite į tai dėmesį. Jam nepavyko patikėti tuo, už ką meldėsi, kai jo malda buvo atsakyta. Ar taip nėra beveik su dauguma iš mūsų šiandien? Meldžiatės ir jei Dievas atsako jūsų maldas, tai mirtinai jūs išgąsdina. Atkreipkite dėmesį. Jis visą tą laiką meldėsi ir Dievas atsakė jo maldą. Ir aš sakau, tai čia, Dievas atsakys į kiekvieną nuoširdžią maldą. Aš tuo tikiu, jo paties būdu. Tuomet gebėjimo pastoti laikas jau buvo praėjęs. Zacharijas tarė, o to negali būti. Tai bent, jis sena ir aš senas ir kaip tai galėtų būti? Ir kadangi jis nepatikėjo angelu, angelas tarė, tu būsi nebilus iki tos dienos, kai gims kūdikis. Ir jį ištiko nebilumas. Ir jūs žinote, kaip žmonės jo laukė ir kai jis išėjo, jis pamojavo jiems, jie matė, kad jis pamatė angelą. Ir jis nuėjo ir jo žmona pastojo ir tas mažasis Jonas buvo pakeliui į gimimą. Po 6 mėnesių angelas vėl nužengė pas mažąją mergelę vardu Marija. Ji gyveno paprasčiausiame mieste, blogesnėme nei Houstonas, Teksase. Nužengė ten į miestą vardu Nazaretas ir nesvarbu, kokie žmonės yra nedori. Dievas, Houstonas, Teksase yra puikus miestas, vienas iš gražiausių miestų, kuriame esu apskritai buvęs. Bet čia jūs, kaip ir visose kituose miestuose, visur turite ir gero, ir blogo, tai tiesa. Tai priklauso nuo gėris ir blogis buvo pateiktas žmonėms Edeno sode ir tai tebėra čia gėris ir blogis. Norite pamatyti kažką iš blogo miesto, mažo nedoro miesto, jums dėlėtų atvykti pamatyti mano namų miestelį. Gerai, jis vadinamas mažoji Čikaga, todėl nesijauskite blogai, kai aš sakau Houstonas, Teksasas, nes Dievas visur turi vaikų, tai tiesa.
Aš tikiu, kad kai ateis paėmimas, žmonės susirinks iš visur, kad pakiltų paėmime. Ir kai šis angelas nužengė į Nazaretą, padramatizuokime tai šiek tiek ir sakykime, tai buvo mėlynasis pirmadienis, galbūt skalbimo diena, kai Marija turėjo nusileisti ir atsinešti vandens rytietiškų būdu, užsidedant tai ant galvos, galbūt ėjo neždama vandenį ir staiga stipri šviesa pasirodė aplink ją. Ir toje šviesoje stovėjo didysis arkangelas Gabrielius, stovėjo ten priešais ją ir pasakė, sveika Marija, palaiminta esi tarp moterų. Na, toks pasveikinimas išgąsdino mažąją mergelę. Tai išgąsdintų ir jūs. Toks staigus angelo pasirodymas priešais jūs. Tai mane išgąsdino. Ir tarė, palaiminta esi tarp moterų. Ir jis pradėjo sakyti jai, kad ji pagimdys sūnų nepažinusi vyro ir jie pavadins jį Jėzaus vardu. Taigi aš noriu, kad jūs pamatytumėte skirtumus tarp Marijos ir Zacharijaus. Zacharijas, tas tarnautojas, Evangelijos tarnautojas ar pamokslininkas, kai buvo tomis dienomis kunigas šventykloje, žinojo visus dalykus, kurie buvo įvykę anksčiau per stebuklingą Dievo jėgą, bet savo atveju suabejojo angelu, kai tuo tarpu Marija pasakė, štai viešpaties tarnaitė, ji neabejojo tuo, kas turės būti ar panašiai, ir pažvelkite, kiek labiau reikėjo patikėti jai, nei reikėjo patikėti jam. Ona anksčiau turėjo kūdikį, kai ji buvo peržengusi tą amžių, Sara turėjo kūdikį, kai buvo peržengusi tą amžių, ir tai jau buvo atsitikę daug kartų, bet Marija turėjo patikėti kažkuo, ko dar niekada nebuvo įvykę. Nė viena moteris nebuvo pagimdžiusi vaikų į pasaulį tokiu būdu, nepažinusi vyro. Bet ją reikėjo tikėti labiau nei Zacharijui. Taigi, dėl to ji neabejojo Dievu, ji tiesiog priėmė Dievą pagal jo žodį. Amen. Man tai patinka. Priimkite Dievą pagal jo žodį, bet kuriuo atveju tikėkite tuo, nesvarbu kaip neįmanomai tai atrodo, tikėkite Dievu. Ir jis tai išpildys. Ir atkreipkite dėmesį, tiesiog vos tik ji nelaukia, kol įsitikins, kad galės pagimdyti tą vaiką. Ji nelaukia, kol pajus gyvybę prieš kažką apie tai pasakydama. Ji iškart pradėjo liudyti, sakydama žmonėms, kad ji ruošiasi turėti tą vaiką, kai dar nebuvo jokių to ženklų. Dieve, duok mums daugiau Marijų, teisingai. Nelaukite ženklų ir stebuklų, priimkite Dievą pagal jo žodį ir pradėkite džiaugti, sakydami, kad tai įvyks. Dievas tai pasakė. Aš tikiu, jeigu kiekvienas ligonis šiame pastate tiesiog dabar priims tai Dievo žodžio pagrindu ir tikės tuo ir pradės tai liudyti ir šlovinti Dievą už jūsų išgydymą, susirinkimui pasibaigus neliks nei vieno luošo žmogaus. Tai tiesa. Dievas yra įsipareigojęs atsakyti į savo žodį. Ar visi mane gerai girdite? Ar aš per garsiai kalbu? Gerai. Melskite su manimi. Atkreipkite dėmesį. Tuomet vos tik jai nuėjus į kalvotas Judėjos vietovės, nes angelas jai pasakė apie Elžbietą. Elžbieta ir Marija buvo pusseserės. Jėzus ir Jonas buvo antros eilės pusbroliai. Ir kai ji pradėjo eiti per kalvotas šalies vietovės, kad pamatytų savo pusseserę, kuri taip pat ruošėsi būti motina, kai ji susitiko su Marija, arba Elžbieta pamatė ateinančią Mariją, be jokių abejonių jos pradėjo bėgti ir sveikinti vieną kitą, apsikabino, kaip moteris tai anksčiau darydavo. Pasitinka viena kita, šypsosi, būna draugiškos. Sakau jums, šiandien tai yra daugumo žmonių problema, jie nėra tokie draugiški, kokie buvo anksčiau. Žmonės tapo per daug savanaudiški, prie tokios vietos, kurioje jie galvoja, kad gyvena savo pačių mažame pasaulėlyje. Jūs žinote, kad tai yra tiesa, na žinote, kaip anksčiau būdavo ūkiuose, kai vienas iš kaimynų susirgdavo, mes ateidavome padėti nudirbti jų darbus, kapodavome malkas ir sukraudavome jas, o dabar jūs nesužinosite, kad jūsų kaimynas numirė, kol neperskaitysite apie tai laikraštyje. Tai tiesa, savanaudiški. Ir žmonės eidavę gatve būdavo, na, mes pastverdavome vienas kito ranką ir paspausdavome ją sakydami, kaip laikaisi, broli, o šiandien, kai jie eina gatvė, jie tik paikai nusišypso ir iškelia savo galvą aukštyn. O, tai bent. Akivaizdu, kodėl meilės nebeliko. Aš negaliu pakęsti, kai kažkas iš senesnių jaučiasi esą didesnį už bet ką kitą. Galų gale jūs susidedate iš 6 pėdų žemės. Tik tiek jūsų yra teisingai visi. Netaip seniai stovėjau prie muziejaus. Ten buvo žmogaus svėrusio 150 svarų paveikslas. Ir ten buvo pateikta jo kūno cheminio elemento analizė. Jo vertė buvo 84 centai.
Tai visa 150 svarų svorio žmogaus vertė, 84 centai, tačiau jis tikrai apivilks tuos 84 centus $10 vertės kepurė ir manys, kad yra kažkoks reikšmingas. Tai tiesa, moteris apivilks tuos 84 centus $100 vertės kailinių paltų ir nebendraus su pusė savo kaimynų. Kas nutiko? Dievo meilė kažkur jūs atveda. Tai tiesa, kas tai? Tai vis dar 84 centai, pasirūpinkite jais gerai, bet ta siela yra verta 10 000 pasaulių ir jūs leidžiate, kad ją visi stumdytų. Būtent taip, tai tiesa, netaip seniai buvau didelėme susirinkime ir ten buvo kažkokios kilmės princesė. Ji sėdėjo susirinkime pačiame gale, jei būčiau galėjęs įsižiūrėti ją sėdinčią ten toli, rodės, kad ji buvo beveik nuoga. Būčiau nusiėmęs savo švarką ir nuėjęs ir ją pridengęs ir pasakyčiau jai jų apsivilkti, kol aš pamokslausiu Evangeliją. Vieną kartą esu tai padaręs su moterimi. Ji supyko ir atsikėlė ir trepsėdama išlėkė iš pastato, bet kuriuo atveju turėjau privilegiją jai tai pasakyti. Tai tiesa. Tai tiesa. Tai gėda. Kaip krikščionės moteris rengiasi ir kaip leidžia savo jaunoms mergaitėms apsirengti ir išeiti į gatvę, sakau jums. Jie man sako, kad Adomas ir Ieva suprato, jog yra nuogi dėl to, kad suvalgė obuolius. Jei obuolių valgymas privertė moterį suprasti, kad ji buvo nuoga, tuomet pats laikas ir vėl paduoti obuolius. Teisingai. Tai yra tikra tiesa. O, tai gėda. Išsirengia ir išeina čia kažkur į paplūdimius, kad įdegtų kai kurios ištekėjusios moterys su mažais vaikais ar kažkas panašaus. Arba tos jaunos panelės ir vadina save pripildytomis šventąja dvasia, jei jūs esate, medis yra atpažįstamas pagal vaisius, kuriuos jis neša teisingai. Aš čia pažįstu mažą mergaitę, aš nežinau, kas ji bus, bet sakau jums, jei aš kada nors pagausiu ją gulinčią paplūdimyje, ji gaus pilos kaip sūnus, bet tai bus pono Čarlio Branhamo sūnus, kuris duos jai griežtos pilos. Taip tikrai bus. Tai vienas geras dalykas. Taip, ponė, galbūt tai bus senamadiškas griežtas pamokslavimas, bet jis išgelbės jūs, taip tikrai bus. Tai jūs ištiesins, galbūt tai bus pasakyta ne visai tinkamai žodžiais, bet jūs paklausykite jų, jie suteiks jums naudos. Taip tikrai bus, taip, ponė. Gėda, kai žmonės, ši moteris atėjo po susirinkimo, jis susisiekė su vienu vadovu. Ji pasakė, aš noriu susitikti su daktaru Branhamu. Daktaras Branhamas. Aš esu jūsų brolis. Amen. Jie atėjo praeidama štai ten, dėvėjo akinius, pasiremdama štai tokia lazda, galva iškeltai viršų iškėlė savo rankas, štai taip ji pasakė, daktare Branhamai, aš esu apkerėta, aš pasakiau, na ateikite čia, kad aš jūs matyčiau, arba kad žinotumėte, kai į jūs žiūrėsiu, būtent taip, visi tie apsimestiniai dalykai, man patinka senamadiškas būdas, rankos paspaudimas, tai turi tame, kai žmonės gali tikrai paspausti kam nors ranką ir tai pajausti, geras senas šiltas rankų paspaudimas, salamina Dievas jūsų širdis, kartais geriausių širdis plaka po štai tokiais mėlynais marškiniais. Būtent taip iš tiesų. Taigi Marija ėjo tuo keliu, kai pamatė Mortą ir jos Marija, turiuomenyje ir Elžbieta, jos bėgo viena pas kitą, ištiesė savo rankas ir apkabino vieną kitą ir aš galiu girdėti, kaip Marija sako, o, man buvo pasakyta, kad tu būsi motina. Jie atsakė taip, bet aš tiesiog trumpam tai dramatizuokime, kad jūs galėtumėte išvysti paveikslą. Aš ruošiuosi tapti motina, bet aš tik šiek tiek baiminuosi. Suprantate, Jonas buvo 6 mėnesiais vyresnis už Jėzų. Po 6 mėnesių, kai angelas Gabrielius pasirodė ir jį pasakė, šiek tiek baiminuosi, nes jau 6 mėnesiai, kai aš laukiuosi, bet kūdikis neparodo jokių gyvybės ženklų. Jis dar nesujudėjo, suprantate. Ir tai apskritai yra nenormalu, nes gyvybė juntama maždaug 2 mėnesyje ar panašiai, bet dabar jau 6 mėnesiai ir dar nejuntama gyvybė. Ir ji pasakė, aš nerimauju dėl kūdikio, kitaip tariant, mes tiesiog dramatizuojame šią dalį, suprantate, ir aš tiesiog dėl to esu šiek tiek susijaudinusi. Ir tuomet Morta, aš matau Mariją sakančią, na, angelas Gabrielius pasirodė man ir pasakė, kad aš turėsiu kūdikį, nepažinusi vyro, ir aš jį pavadinsiu Jėzumi. Vos tik jai pasakius Jėzus, nužengė šventosios dvasios jėga ir mažas, negyvas kūdikis motinos įsčiose pradėjo šokinėti iš džiaugsmo. Jei Jėzaus vardas pirmą kartą ištartas žmogaus lūpomis suteikė gyvybę negyvam kūdikiu, tai ką tai turėtų padaryti iš naujo gimusiems krikščionims, kurie turėtų būti gyvi Kristuje Jėzuje? Teisingai. Pasakė, iš kur ateina mano viešpaties motina, nes vos tik tavo pasveikinimas pasiekė mano ausis, suspurdėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Gavo šventąją dvasią savo motinos įsčiose dar prieš gimstant. Aleliuja. Žinoma, aš tikiu Kristaus Evangelijos jėgos ženklais ir stebuklais. Taip, aš myliu jį visa savo širdimi ir aš žinau, jis yra realus. Jei visas pasaulis skleis paskalas, tai mano protė nesukels jokių abejonių, aš tikiu tuo visa savo širdimi, taip. Jo vardas buvo ištartas ir mažas kūdikis šoktelėjo. Negyva savo motinos įsčiose gyvybė sugrįžo, kai Jėzaus vardas buvo pirmą kartą tyliai ištartas per mirtingas jo motinos lūpas.
Iš kur ateina mano viešpaties motina, nes vos tik tavo pasveikinimas pasiekė mano ausis, suspurdėjus džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Koks kūdikis jis turėjo būti, kuris gimė iš motinos įsčių, Biblija sako, kupina šventosios dvasios. Jis buvo šventosios dvasios pamokslininkas. Teisingai. Ir kai jis išėjo, kai jis buvo maždaug 9 metų, mes esame išmokyti, kad jis nuėjo į dykumą. Jis buvo pateptas Elio dvasia, elgėsi kaip jis, atrodė kaip jis, nedidelis, senyvai atrodantis silpnas vyras. Praplikęs, daiktų ryšulėlis buvo apjuostas aplink jį, štai taip apsisiautęs kupranugario oda ir odinių diržų aplink savo strėnas, bet kai jis išėjo iš Judėjos dykumos, jis pamokslavo žinią, kuri sujudino visą kraštą. Dieve, duok mums daugiau krikštytojų kaip šis. Amen. Tai ponia išėjo dėvėdamas senas kailinės kelnes, be apykaklės atraitotos už nugaros ir be keptos vištienos 2 kartus per dieną, be $200 savaitinio atlyginimo, prieš pradedant pamokslauti, jis išėjo pateptas šventąja dvasia. Aleliuja. Jis taip pat neišmetinėjo jokių žodžių, kai Erodas atėjo su savo brolio Pilypo žmona, kažkas pasakė, nepamokslauk apie santuoką ir skyrybas. Priėjo prie pat veido ir pasakė, tai yra neteisėta tau ją turėti. Dieve, duok mums vyrų, kurie stovės už tiesą. Amen. Nežiūrinti tai, kas sėdi šalia ar kas tai bebūtų, leiskite skeveldroms kristi ten, kur jos krenta ir išlaikykite Evangeliją prie kirtimo linijos teisingai, vadinkite juodą juodu ir baltą baltu. Kas teisinga teisingu, kas klaidinga klaidingu. Jei esate neteisus, tuomet pasitaisykite, tai išlaisvins jūs, padarys taip, kad atrodysite kitaip, elgsitės kitaip, gyvensite kitaip, būsite kitoks, šventoji dvasia jums yra gerai. Tai išlaisvins jūs. Štai kokia dabar yra problema šiuose šalyse ir visame pasaulyje. Mes turime per daug senų, šaltų, formalių bažnyčių, kurios turi dievotumo pavidalą ir neigia jėgą. Šiandien mums šiek tiek reikia išvaryti puikybę iš bažnyčios ir tai taip pat liečia sekmininkus. Amen. Jūs žinote, kad taip yra. Nes jūs esate išsigandę, viena pusė sėdi čia ir Dievo bažnyčia čia ir asamblėjos čia. Ir anie štai čia, išsigandė šito, to ar kito. Kai jūs pamirštate tai ir įeinate į Kristų, aleliuja, šventoji dvasia gali turėti priėjimo teisę. Amen. Bet kuriuo atveju jūs pavadinsite mane šventuoju besiritinėjančiu ant grindų, todėl aš net nesivaržysiu būtent. Tai yra tiesa, Dievo dvasia tai padarys. Galbūt aš esu šventasis besiritinėjantis ant grindų, jei aš esu pats laimingiausias šventasis besiritinėjantis ant grindų, kur jums apskritai teko matyti. Amen. Jeigu yra reikalingas paženklinimas, kad būtum šventuoju besiritinėjančiu ant grindų, kad tikėtum Dievo žodžiu, tuomet galite mane tokiu paženklinti teisingai. Teisingai aš tikiu, jog tai yra tiesa, kad jūsų sūnus ir dukteris pranašaus ant savo tarnaičių ir tarnų aš išliesiu mano dvasią ir ši diena yra čia dabar. Tai tiesa. Tuomet, kai aš matau juos čia stovinčius, tai bent mažas kūdikėlis iš džiaugsmo šoktelėjo savo motinos įsčiose po to, kai jis gimė, jis pamokslavo iš visų aplinkinių vietovių, atėjo prie jo, kad išgirstų jį. Mums įdomu, kokios rūšies žiniai jis pamokslavo Kristų. Jei tik bažnyčios nustotų pamokslauti teologiją ir tokius dalykus, kažkokią žmogišką teologiją ir filosofiją ar kažką panašaus, ar kas bus kitas meras, ar kažką apie gėles, rožes ir panašiai ir pamokslautų Kristų, Dievo sūnų, aleliuja, tai pritrauktų žmonės, aleliuja. Ir jeigu aš būsiu pakeltas nuo žemės prie savęs, patrauksiu visus teisingai, tai tiesa. Tai bent, kaip senų laikų šventoji dvasia, tiesiog dabar yra gyva, laisvai kiekvienam. Visoje Biblijoje yra tiek daug provaizdžių, kad šventoji dvasia šiandien ves bažnyčią. Izraelis, kai buvo pašauktas iš dykumos, tai buvo bažnyčia. Tai buvo Dievo tauta. Aš kalbėjau su broliu Frotšamu prieš kurį laiką gatvėje. Jis anksčiau buvo sekmininkiškos Evangelijos redaktorius. Kai Izraelis buvo dykumoje, kai jie buvo Egipte, jie buvo Dievo tauta. Kai buvo pašaukti išeiti, jie buvo Dievo bažnyčia, nes bažnyčia reiškia pašauktieji išeiti. Ir dabar Dievas iššaukia žmonės iš Babilono, iš sumaišties. Aleliuja. Amen. Jūs sakote, kodėl pats sau sakai amen? Na, jei jūs nenorite sakyti, aš tai padarysiu, aš tuo tikiu, amen, teisingai žodis amen reiškia, te būna taip. Ir aš žinau, kad tai yra tiesa. Taip. Ir tada, kai Izraelis buvo pašauktas išeiti, bažnyčios provaizdis. Izraelis visada buvo bažnyčios provaizdis. Tai buvo žemiška bažnyčia, ši yra dvasinė bažnyčia. Jie buvo pašaukti išeiti ir vos tik jie buvo pašaukti išeiti, jie perėjo per Raudonąją jūrą, Mozės pakrikštyti. Ir kai tik jie perėjo į kitą pusę, tada jie buvo pakrikštyti dvasia. Mirjama paėmė tamburiną ir ėjo palei krantą šokdama. Aleliuja. Taip, ponė, ji turėjo pergalę. Ar esate kada nors gavę tiek daug? Gerai. Ji šoko dvasio ir visos Izraelio dukterys sekė ją šokdamos. Mozė stovėjo iškėlė savo rankas ir giedojo dvasioje. Kodėl?
Ten gulėjo tie visi darbų paskirėjai, gulėjo jų užnugaryje, visi tie seni dalykai, kuriuos jie darė, patys prasčiausi ir dalykai, kuriuos jūs padarėte, kai jūs matote raudoną Kristaus kraują, kuris apvalė jūs nuo visų nuodėmių. Jūs taip pat galite giedoti pergalingas giesmes, aleliuja, nuostabi malonė, koks malonus skambesys, kurį išgelbėjo tokį nenadolį kaip aš, kadaise buvau pražuvęs, bet dabar esu surustas, buvau aklas, o dabar regiu. Teisingai. Tuomet aš žiūriu į juos ir iš karto po to jiems reikėjo maisto, kad galėtų išgyventi. Dievas siuntė maisto lietų iš dangaus. Mana, šventosios dvasios provaizdis. Kiekvieną rytą jie išeidavo ir prisirinkdavo jos, tai buvo gerai. Jie valgė ją, jos skonis buvo kaip medaus. Jie valgė ją net apsilaižydami lūpą. Sakau jums, ši šventoji dvasia, kurios atvaizdu buvo anoji, o ši yra pats vaizdas, tos skonis kaip medaus. Tai tiesa, esu matęs Dievo šventuosius tokius, tuo pasigėrusius, kad jie apsilaižydavo savo lūpas ir pasakydavo, o, kaip gera, kažkas ypatingo yra meduje, būtent. Dovydas, senasis psalmininkas Biblijoje, jis kalbėjo apie medų ir jis buvo piemuo. Piemuo nešiodavosi kelionmaišį ir jame jie turėdavo medaus ir kai jų avis susirgdavo, visą tą medų jie užpildavo ant uolos, ant kalkakmenio uolos. Ir tos sergančios avis pradėdavo laižyti nuo tos uolos, o kai pabaigdavo laižyti medų, tuščia vieta juostoje. Aleliuja, šlovė, tiesiog laižykite teisingai. Paklausyk, broli, leisk man tau pasakyti. Aš uždėsiu tai ant Kristaus, o ne ant kažkokios bažnyčios. Tai bus ant Kristaus, kur tam ir yra tinkama vieta. Laižykite nuo jo. Aleliuja. Jiems reikia išgydymo. Jei čia yra kokia nors dorybė, jei čia yra kokia nors jėga, kokia nors šlovė, tai priklauso jam, amen, teisinga, ant Kristaus tvirtos uolos. Uola. Uolos vaidmuo tame taip pat buvo svarbus. Seniau jie turėjo gydomąjį akmenį. JAV tautosakoje buvo minimas pasiutęs akmuo, kuris būdavo prispaudžiamas prie vietos, į kurią įkasdavo pasiutęs gyvūnas, kad būtų ištraukti nuodai. Vertėjo pastaba. Buvo žmonės, kuriems įkasdavo pasiutę šunys. Jie paimdavo ir prie vietos, į kurią buvo įkasta, prispausdavo gydomąjį akmenį. Jeigu jie laikydavo tą akmenį prispaustą, jie pasveikdavo, jeigu ne, jie mirdavo. Blogiausias pasiutęs šuo, kurį žinau, yra velnės, teisinga, o vienintelis vaistas, kurį aš žinau, yra amžių uola. Prisispauskite prie jos, laikykitės, Dievas tuo pasirūpins. Mažas berniuk neįgaliojo vežimėlyje, jūs, aklas ponė, jūs gulintis ant gulto, laikykitės įsikibę į nekintančią Dievo ranką, galbūt velnės jums įkando, bet čia yra užtektinai jėgos, kurios galite pasisemti iš amžių uolos, perskeltos dėl manęs, leisk man pasislėpti tavyje, aleliuja. Velnės negali jūsų pasiekti, kai jūs esate ten pasislėpę. Prisispauskite prie jo, laikykitės jo, neleiskite jam pasitraukti nuo jūsų. Nesvarbu, kiek simptomų atsiras, kiek to, kiek ano ar kitko, laikykitės to, stovėkite tame. Kol išgydymo jėga ištrauks visas ligas iš jūsų. Tai tiesa, jis tai padarys. Atkreipkite dėmesį dar kartą į tą maną, prieš mums tai paliekant, tai tobulas provaizdis, labai tobulas šventosios dvasios provaizdis. Atminkite, kad mana iškrisdavo kiekvieną vakarą. Ir kiekvieną dieną jie turėjo gauti naujas atsargas. Ar tai tiesa? Jei taip yra, pasakykite amen. Gerai. Jeigu jie pasilikdavo kažkiek daugiau, joje atsirasdavo lervų. Štai kokia šiandien yra problema su daugumos sekmininkų išgyvenimais. Jie pasitikė liudijimu kažko, kas įvyko prieš 2 ar 3 metus. Jų išgyvenimas atsiranda lervos. Kodėl ne dabar? Aleliuja. Gaukite naujai šviežią. Teisingai. Kasdien. Kiekviena diena su Jėzumi yra malonesnė už vakarykštę dieną. Štai kur jie. Kiekvieną vakarą valgo maną. Taigi atkreipkite dėmesį, šventosios dvasios provaizdis. Jie neatėjo tam, kažkoks kunigas netėjo ir nedavė jiems jos, joks pamokslininkas netėjo ir pakrikštydamas nesuteikė jiems jos, bet jie atėjo iš aukštybių, nužengė iš Dievo. Ir atkreipkite dėmesį, Mozė pasakė Aronui ir tada jie išėjo, pririnko keletą pilnų merų, kad galėtų ją laikyti šventų švenčiausioje. Tam, kad kiekvienoje busimoje kunigystėje, įeinant į šventų švenčiausioje, po to galėtų paklausti apie tuos dalykus. Jie turėjo teisę paragauti tos pirminės manos. Ji ten niekada nepasendavo, ji amžinai buvo gera ten šventų švenčiausioje. Ar tai tiesa? Kirmelės negalėjo joje atsirasti, bet tai buvo padėta, kad kiekvienas asmuo, kuris įžengdavo atlikti tų kunigo pareigų, turėjo teisę paragauti šiek tiek tos pirminės manos. Kaip tai nuostabu! Sekminių dieną, kai šventoji dvasia nužengė iš dangaus, mūsų mana, po to, kai mes atėjome per kraują ir buvome išgelbėti, buvome apvalyti nuo mūsų nuodėmių ir šventoji dvasia nužengė, broli.
Petras pasakė sekminių dieną, nes tai yra jums ir jūsų vaikams ir tiems esantiems toli, būtent visiems, kiek pašauks viešpats mūsų Dievas. Ir kiekvienas žmogus, kuris įeina į dvasios krikštą, gali turėti tą pačią šventąją dvasią, kurią jie gavo sekminių dieną. Aleliuja. Dievo tiesa. Ne kažkas, kas atrodo panašiai, bet tikras dalykas. Ta pati šventoji dvasia, kuri tada nužengė dabar čia, tokia pati. Tikra šventoji dvasia suteikia tokį patį liudijimą ir įrodymą, kurį jie turėjo anuomet, ateina su ta pačia šventąja dvasia. Aleliuja. Amen. O, kaip gera. Jūs sakote, man tai patinka. O, aš jaučiu tai tiesiog dabar, tai tiesa. Tai realu, tiesiog taip realu, kaip tai visada man buvo. Tai tiesa. Tiesiog ta pati šventoji dvasia, kuri nužengė tą sekminių dieną. Kokia šiandien yra problema? Mes turime, mūsų bažnyčios nuo to nusisuko. Yra būtent taip, tai primena man tai, ką mes stengiamės padaryti. Pastatyti didelę gražią bažnyčią, pastatyti puikius suolus, padaryti geriausiai šiuose dalykuose ir kad kažkas gėdotų kaip angeliškame chore. Matote juos stovinčius ant pakilos, gėda išdažytais veidais ir visa kita, ir jų rankovė štai taip atraitotos ir beveik matosi jų pliki keliai, išeina į gatvę ir užsidega cigaretės ir vadinate tai angelišku choru. Kas atsitiko su jumis, moterys ir vyrai? Vadinate save krikščionimis, tuomet elkitės kaip tokie. Iš jų vaisių jūs pažinsite juos. Bet mes darome kompromisą. Nepamirškite, grožį akims sukuria šėtonas. Pačioje pradžioje jis bandė sukurti geresnę vietą už Mykolo. Jis nužengė į Kainą, pabandė padaryti tą patį, netgi aukojo Dievui auką, jis padarė tą patį, ką Abelis padarė, tačiau be kraujo. Tiesa. Primena man vieną dieną, aš ir mano brolis ėjome kartu ir mes pamatėme seną vėžlį. Ir tai buvo pats juokingiausias gyvis, kurį man apskritai teko matyti, senas vandeninis vėžlys. Aš nežinau, ar jūs juos čia turite ar ne. Jis gali kilnoti savo koją, štai taip, žinote, kai jie ropoja. Aš pasakiau savo broliui, ar tai ne juokingai atrodantis gyvis, jis atsakė taip. Mes prieėjome prie jo, jis nuėjo. Priminė man kai kuriuos to žmonės, kai tu iš tikrųjų pradedi pamokslauti evangeliją, jie tiesiog įlenda į savo kiautus. Aš priklausau baptistams, aš priklausau metodistams. Tęskite taip ir toliau, jeigu jūsų vardo nėra danguje, jūs eisite į pragarą, tai tiesa. Tik tie, kurie yra įrašyti avinėlio gyvenimo knygoje, būdami atpirkti, atgimė iš naujo. Jėzus pasakė, jei kas negims iš naujo, negalės įeiti į Dievo karalystę. Iš tiesų, kai jūs gimstate iš naujo, jūs tampate naujų kūrinių Kristuje. O, aleliuja! Kitaip tariant, nesijaudinkite dėl to. Aleliuja reiškia šlovinkite mūsų Dievą ir aš šlovinu jį. Amen. Tuomet tas senas vėžlys, aš pažiūrėjau į jį, kaip juokingai jis atrodė, jis sulindo vidun, aš pasakiau, pasakysiu tau, ką aš padarysiu, aš pasakiau, aš priversiu jį eiti. Aš paėmiau didelį ilgą karklą ir pradėjau baksnuoti, jis tiesiog gulėjo ten, tu negali baksnuodamas priversti jį pasirodyti, jis tiesiog yra toks. Ne, jie tiesiog bus tokie ir bus nepatenkinti. Aš nunešiau jį prie vandens, pasakiau, aš jį sutvarkysiu. Aš panardinau jį į vandenį ir iškilo tik keli burbuliukai. Jūs gali krikštyti tokiu būdu, kitokiu būdu, galva į priekį, bet kokiu norimu būdu. Jis pasineria kaip sausas nusidėlis, išlipa kaip šlapės nusidėlis. Jis vis dar yra nusidėlis, jūs nesate išgelbėti per vandenį, tai tiesa. Aš pagalvojau, kaip aš galiu priversti tą senolį pajudėti. Jūs negalite įtikinti dėl krikšto ir apskritai padaryti taip, kad bažnyčia judėtų toliau. Ar taip nemanote, jūs negalite to padaryti. Aš nuėjau ir pasiėmiau popieriaus lapą ir užkūriau nedidelį laužą ir pasodinau ant jo senolį. Sakau jums, tada jis pajudėjo, tai tiesa, ko mums šiandien reikia, tai senų laikų šventosios dvasios Dievo siųsto ugningo prabudimo. Amen. Teisingai. Kuris juos išjudins, teisingai pamokslauti ugnį, kurioje jie negalėtų ramiai sėdėti, tiesa. Po kurio laiko nunešiau seną vėžlį ten ir jis sugavo vieną ir nupjovė jo galvą. Gulėjo ten ir mano brolis atėjęs paklausė, turi vėžlį? Taip. Pažvelgė žemyn, pakėlė jį ir seno vėžlio žiotis buvo išlindusios ant žemės, spraktelėjo pirštais prie jo, išgulėjo ten apie valandą, pasakė, aš maniau, kad tu jį užmušė, aš atsakiau, aš atskyriau jo galvą nuo kūno, pasakiau, jis tiesiog miręs, bet to nežino, štai kas nutiko su visa dauguma žmonių mirė ir to nežino, tai tiesa, tose bažnytybėse ir panašiai nežino, ką reiškia šventosios dvasios jėga. Nekreipkite dėmesio tai, ką sako mokslas ir ką tas sako ir anas sako, tikėkite Kristumi. Amen. O, tai bent. Aš jaučiuosi puikiai. Amen, tikrai, jaučiuosi puikiai. Ačiū viešpačiui. Taigi leiskite man kai ką jums pasakyti, draugai. Tuomet, kai Jėzus atėjo prie Jordano, kad būtų Jono pakrikštytas, Jonas pamatė Dievo dvasią nusileidžiančią lyg balandį. Nusileido ant jo, jis buvo pripildytas Dievo dvasia, tada jis išėjo į dykumą, kad būtų gundomas 40 dienų, sugrįžo ir stebuklai ir ženklai pradėjo jį lydėti. Biblija sako, šie ženklai lydės tuos, kurie tiki. Visada ženklai ir stebuklai lydi Dievo bažnyčią, visur, visada lydėjo ir visada lydės.
Jūs niekada negalite, jūs galite paimti iš istorijos, iš kur tik norite. Dievas siuntė prabudimus ir sustiprėdavo, o po to jie iš to padaro organizaciją. Ir tada jie negali tame išstovėti. Žinoma, tuomet visų pirma sužinosite, niekada nebuvo organizacijos, kuri kada nors būtų sugriuvusi ir vėl iškilusi. Dievas visada patraukia savo žmonės iš tokio dalyko. Teisingai, tai tiesa. Dievas šiandien sušaukia žmonės kartu. Aš tikiu visą savo širdimi. Neišeiti iš savo bažnyčios, bet būti kartu širdyje. Palikite bažnyčios ramybėje, su jomis viskas gerai, su kiekviena iš jų, bet ko mums reikia, tai senamadiško Švento Pauliaus prabudimo ir biblinės šventosios dvasios pamokslavimo su jėga tose bažnyčiose, kad ir vėl išpainioti tuos narius. Amen. Taigi, aš matau jį, kaip jis tuomet išėjo. Jo tarnavimas taip išaugo, kad jis buvo kviečiamas į kitas vietas. Lozorius susirgo, kol jis buvo išvykęs. Paklausykite, kai Jėzus palieka jūsų namus, pastebėkite, kaip ateina lygos, sunkumai, širdies skausmai, nusivylimai. Ar jūs netikite tuo? Kai Jėzus palieka jūsų namus, problemos ateina iš karto, kai jis išeina. Žinoma, šiuo atveju jis nebuvo išvarytas, jis išėjo, nes jo tėvo darbai šaukė jį ir jis išėjo pamokslauti kažkur kitur. Aš tikiu, kad Jėzus pamatė regėjimą apie Lozorių. Jie siuntė jo pakviesti, jis neatėjo. Jie vėl siuntė jo pakviesti, jis neatėjo. Jei tai būtų buvęs jūsų pastorius, kurio pakviesti būtumėte siuntę, o jis neateitų. Na, senas veidmainys, aš pereisiu ir prisijungsiu prie kitos bažnyčios. Tai priežastis, dėl kurios jūsų pastorius dėl jūsų negali nieko padaryti, jūs turite juo tikėti kaip Dievo vyru. Ar jūs tuo tikite? Jūs turite turėti tikėjimą juo. Jei jūs neturite, jis niekada niekuo negalės jums padėti. Jei susirgsite, siųskite jo pakviesti, leiskite jam ateiti ir patepti jūs aliejumi ir pasimelsti už jūs. Dievas pažadėjo, kad tikėjimo malda išgelbės sergantįjį. Tai tiesa, jis yra Dievo vyras, Dievas pagerbs jį. Tai tiesa, kartais jis negali ateiti iškart, kai jūs šaukitės, bet atminkite, viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą. Taigi, po kurio laiko Lozorius sirgo vis labiau ir labiau. Jie sako, kad jis mirė nuo kraujoplūdžio, kai kurie istorikai taip teigia, aš nežinau, bet kuriuo atveju jis susirgo ir mirė. Ir jie paėmė jį ir palaidojo. Praėjo viena diena, kokia tamsi valanda. Tai bent. O šeimos maitintojas iškeliavo, paliko tas 2 jaunas merginas. Antra diena praėjo. O, kaip tamsu. Žmogus, kuriuo jie taip pasitikėjo, jų mylimas žmogus, dėl kurio jie paliko savo bažnyčią ir viską, ir čia jis nuvylė juos. Ir jų brolis buvo miręs. Ar reikalai neatrodo niūriai? Galbūt už jūs galėjo pasimelsti, atėjote čia ir pamatėte Dievo jėgas ir stebuklus, sugrįžote atgal ir pirmas dalykas, kurį pastebėsite, na tuomet kitą dieną jūs blogai jausitės, galbūt jūs susirgsite kitą dieną, kažkas gali atsitikti kitą dieną. Na, ar nežinote, kai Jėzus meldėsi už epilepsijos ištiktą berniuką, kai jis atėjo pas jį, jam teko sunkiausias priepuolio atvejis, kuris jam apskritai buvo. Jūs tikite ne sistemomis, tikėjimas Dievu, tikite Dievu. Suprantate, ką aš turiu omenyje? Kai jūsų pastorius meldžiasi už jūs, sakote, na, jis tikriausiai ne Dievo vyras, nes Dievas būtų išgirdęs jo maldą. Kaip yra su jūsų tikėjimu? Tai jūsų tikėjimas, kuris paliečia Dievą ir visiškai ne jo malda. Jūs paklūstate Dievo žodžiu ir kada jūs paklūstate Dievo žodžiu, Dievas yra įsipareigojęs jums atsakyti, jei jūs tikite juo. Tai slypi jumise, nekaltinkite kito žmogaus, gerai. Dievas parodo ženklus ir stebuklus ir viską, bet atrodo, kad žmonės nesupranta, kas tai yra. Netaip seniai čia atėjo žmogus, jis pasakė broliui Ranchamui, aš buvau pas Freemaną, aš buvau pas Robertsą, aš buvau pas Ogilvį, aš buvau pas juos visus, jie nieko gero negali man padaryti, aš atėjau pas jūs, aš pasakiau, dabar jūs pasielgėte taip pat blogai kaip ir anksčiau, jūs atėjote pas netinkamą asmenį, eikite pas Kristų, amen. Kodėl kvailiojate su žmonėmis? Žmogus nieko negali dėl jūsų padaryti, jis gali pamokslauti žodį, jis gali parodyti jo ženklus, kuriuos Dievas jam davė, bet jis negali jūsų išgydyti, Dievas turi jūs išgydyti. Teisingai. Jūs tikite, kad tai yra tiesa? Tai yra tiesa, draugai. Teisingai. Na, jūsų pastorius gali tai kuo puikiausiai padaryti ir bet kuris bažnyčios vyresnysis taip pat, kaip bet kuris kitas žmogus, teisingai, jis turi lygiai tiek pateisių tai padaryti, kaip ir bet kuris kitas žmogus. Jūs turite turėti tik vienintelį dalyką – tikėjimą į Dievą. Štai taip, taigi trumpam atkreipkite dėmesį. Tada atėjo 4 diena. Iš pradžių Jėzus pasakė, mūsų draugas Lozorius miega. Jie atsakė, jeigu jis miega, jis pasveiks. Aš einu jo pažadinti. Jis pasakė, jei jis miega, jis pasveiks. Pasakė, jis miręs, bet aš einu jo pažadinti. Gerai. Tada jie išėjo su juo ir atėjo į tą vietą. Taigi čia jie įėjo į miestą. Dar kelias minutės aš užbaigsiu. Mano laikas tiesiog bėga. Tai bent aš jaučiuosi puikiai šią popietę. Tiesiog jaučiu atsiliepinti tikėjimą. Tai statydina mane tiesiog čia jūsų pasireiškintis tikėjimas.
Aš dabar matau, jeigu aš galėčiau savais žodžiais parodyti Dievo požiūrį į jūsų išgydymą, jeigu jums buvo pamokslautas dieviškasis išgydymas ir dieviško išgydymo praktikavimas amžiuje, kuriame turite šventosios dvasios evangeliją, tuomet broliai sesė čia pasirodys tokie patys rezultatai šią popietę prieš gydymus, kaip tai buvo per šventąją dvasią. Jūs tikite to, žinoma, tačiau kai aš ateinu pamokslauti apie šventosios dvasios jėgą ir jis pradeda paimti Dievo žodį ir patalpinti jį štai čia, kiekviena šventa dvasia pripildytas pasieks tai ir įsikips į tai štai taip, tai bent jie tiesiog dabar į tai įsikimba, jie nieko negali padaryti. Jie to alksta, broliai, jei jūs tiesiog atsigręšite ir suprasite, kad jis buvo sužalotas dėl jūsų nusikaltimų ir jo žaizdomis jūs esate išgydyti, galite priimti Dievo jėgą tiesiog čia, kad išgydytų jūs ten, kur jūs sėdite. Amen, tiesa, štai jis dabar ateina į miestą 4 dienos, ten sėdi Morta ir Marija niūru, visos viltys prarastos. Lozorius kape buvo supuvęs. Tai tik žodžiai, kad visi jūs galėtumėte suprasti, tiesiog paprastai gulėjo ten ir jūs galite pasakyti gendantis, jeigu norite, bet jis buvo supuvęs. Tai yra, vieną naktį man pasidarė bloga ir aš vėmiau. Ir visi jie pradėjo juoktis. Aš pasakiau, man tiesiog bloga, kai aš vėmiu kaip ir jūs, kai vėmėte, todėl nėra jokio skirtumo. Aš pasakiau, tai tiesiog tas pats. Nebandykite per daug dėtis tuo, kuo nesate, bet tiesiog būkite tuo, kas esate. Štai kokia šiandien yra problema su žmonėmis, jie bando būti labai manieringi. Tai tiesa, amen. Aš tai turiu omenyje, o jūs? Amen, aš tikiu, kad tai yra tiesa. Žmonės prisima tiek daug, evangelija pasidarė prikimšta dalykų išsilavinimo, jie siunčia juos iš čia į tas seminarijas ar kapinės, ar kas tai bebūtų. Visa tai yra tas pats, abi negyvos vietos. Ir tai man mintise primena seminarijų pamokslininkai, man primena viščiukus iš inkubatorius, mažas viščiukas iš inkubatorius tiesiog čirkš ir čirkš ir čirkš ir jis neturi mamytės. Jis atsirado mechaniniu būdu, tai man mintise primena inkubatorinius pamokslininkus, taip pat teisingai laikykitės. Aš myliu senamadiškus Dievo šventosios dvasios išgelbėtus žmonės ir šventosios dvasios veikimą. Tiesa. Tame yra atsakas. Tai tiesa. Atkreipkite dėmesį trumpam. Taigi mes matome jį ateinantį į tą miestą. Ten sėdėjo Morta, ji labai ilgai delsė savo dienomis, taip atrodė, tačiau dabar vienu metu tikėjimas pagavo ją. Kažkas atėjo ir pasakė, mokytojas ateina į miestą. O, tai bent aš galiu ją matyti, neilgai, tamsiausia valanda, kokią jie apskritai buvo mačiusi, tiesiog pati tamsiausia valanda, kokią apskritai tie maži namai buvo matę, o tas, kurį jie mylėjo, buvo miręs, praėjo 4 dienos, jų tikėjimas, jų mokytojų, jie galvojo, kad galėjo ištraukti jį iš bažnyčios, kad jis sektų jį. Visi, kurie sekė Jėzų, buvo atsisakę sugrįžti į bažnyčią, jūs žinote, kad tai tiesa, jis buvo fanatikas, tvirtino esąs, tiksliau, jie tvirtino jį tokiu esant. Ir visi, kurie sekė, jį buvo išvaryti iš bažnyčios, jie paliko bažnyčią ir viską, kad sektų jį, ir dabar jis buvo išėjęs ir paliko juos, kai jų brolis numirė, aš galiu girdėti kai kuriuos iš jų sakančius, taigi jeigu jam tai kiek nors rūpėjo, kodėl jis neišgydė savo draugą, galiu girdėti juos sakančius, o štai kur tu, matot, jis pasislėpė, kad to išvengtų, suprantate, ir ten buvo tamsiausia valanda, su kuria jie apskritai buvo susidūrę, ir tada atėjo Jėzus. O tai bent tamsiausia valanda, tada ateina Jėzus, įprastai jis ateina pačią tamsiausią valandą. Tai tiesa, o jei aš turėčiau laiko čia, jaučiu, kaip manie kažkas užverė, norėčiau, kad galėčiau tai ištraukti iš čia, bet neturiu laiko, kalbėsiu apie tai kitą kartą, ta tamsi valanda, aš prisimenu, kai galvojau, pamokslo pabaiga.